Šiauliai dar nežaidė neįtemptų rungtynių čia Šiaulių arenoje Europos iššūkio taurės turnyro metu. Trečioji drama namuose, tačiau būtų gerai, kad tai būtų trečioji sėkminga drama. Pralaimėjimo namuose Europos iššūkio taurės turnyre Šiauliai dar nepatyrė. Vytas Šulskis, 10 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 8, 7, 6, Šulskis. Jo metimas skrieja pro šalį, o su kamuoliu yra Ušako komanda, metimas per visą aikštę ir jis yra taiklus. Viską jūs patys matėte. Viską jūs matėte patys. Ir ką aš galiu pasakyti, mėlyjei, tai yra įspūdinga, jeigu jūs esate Turkijos komandos gerbėjas, tačiau tai yra tragiškai liūdna visiems mums krepšinio gerbėjams iš Lietuvos. Šiauliai patiria apmaudžiausią sezono nesėkmę rezultatų 75-78 nusileisdami Ušako Sportivo komandai. Pergalė ir kelialapis į kitą etapą buvo visai netoli Šiaulių komandos ir aš noriu sakyti didelį ačiū Šiaulių krepšininkams, kurie nurašė daugelį išankstinių prognozių ir kurie kaip lygūs su lygiais kovojo su visomis grupės komandomis. 2 kartus buvo įveiktas Minsko Smoky klubas, 1 sykį buvo nugalėtas Krasnojarsko Jenisejus čia Rusijoje. Na ir su Ušako Sportivu, su komanda, kuri buvo tiesioginė konkurentė dėl kelialapio į kitą etapą, buvo pralaimėta 2 sykius. O čia metimas per pusę aikštės. Mėlyje, aš sporto komentatorius Rytis Kozlauskas atsisveikinu, tariu sudie ir na ką.